Labas rytas iš Gdansko senamiesčio. Ką mes išgėrėm kavytės, susitvarkėm, nusiprausėm ir vyksim į kasą žiūrėt. Giedrius paskutiniai štrikai. Žiūrėsim prie kasos, palauksim, nusipirksim bilietą ir laivelis plauks. Tikėkimės. Ką? Žiūrovai Povilo dar nežino, aš buvau velnis, kuris sakau, davai, mėgam iki bukingo galo, nevarom niekur, nei tą helą, niekur. Iš karto, 3 valandą įsirezervuojam iš čia ir minam link namų, nes ir taip šiandien minsim link namų, bet sakau, nuo 3, nes nereiks laukti 8, kogi ten. Šiandien. Jisai sako, bet jau kaip fantastiškai miegojau, tai tikrai. Tai kurgi tokios valovas, viena, antra. Trečia, ketvirta. Net nenorim palikti tokių lovų, arba reikia ant dviračio ir vežtis mum. Tai ką, sustiksim Gdanske. Galbūt mes su šitu kelsimės. Atvykome prie kelto, gal kol kas nenusipirkom bilietų, nes neatidaryta, valandų yra valandą iki bilietų, bet kaip rašo ChatGPT, atvažiuokite anksčiau prieš išvažiavimą. Pažiūrėjom, reikia padaryti. Atvažiavom kol kas pirmi ir manau mūsim pirmi ir nusipirksim su dviračiais bilietuką. Džiaugiuosi. Kelsimės į Helą. O už Helo aš minsiu atgal į Gdanską. 110 km kažkur. Man gausis, tai nieko tokio. Kolega Giedrius mins atgal su kelto plauks. Žiūrėkit, dar kokį keltą radom. Smiltynė užrašyti. Gerai. Matyt, lietuviškas buvo ir nupirko kažkas. Sportininkai. Nes irgi šiokie tokie sportininkai. Važiuosim su šitu laiveliu. Onih. PL Gdansk. Neblogas laivelis. Kada kas išvyksta. Grafikutis. Kai vyksta ir panašiai. Einam dėtis maršruto dabar, kaip grįšim atgal. Apsirengiau, nes vėsoka pasidarė. Ir ką mes turim? Bilietą, kuris kainavo 105 zlotų į vieną pusę su dviračiu. Plauksim, kaip sakiau, su šitu laivuku, ne su Smiltynė. Gaila. Bet nieko nepadarysi. Džiaugiuosi, ten nukeliauju, valandžiukę pabūnu ir minsiu atgal į čia. 108 km gausis, bet tempą palaikysiu, tai manau viskas bus gerai. Per 4 valandas turėčiau atminti. 4-5 valandas. Manau viskas bus gerai. Dviratukai jau pridūti ten. Mes su daiktais kai kuriais, priekiniais krepšiais ir galu. Einam. Keltis. Kągi, mes jau kelte esam. Mūsų laivelis tokius. Gdanskas pats. Į Helą varysim. Keltas kaip keltas, nėra čia ko. Kaip sakant, vaikščiot rodyti.
aš, kaip sakėt, plaukėsi su keltu ir didesniu ir mažesniu, tai visi vienodi čia. Man įdomiau va, šitas vaizdas. Negu pats keltas. Laukiam plaukimo ir laukiam minimo. Vėjas nežmoniškas. Vėjas va toks. Plaukia kedena. Nežinau, kaip čia šitie žmonės išbūna. Vėja, o! Kodėl šitai šalta? Kormoranas bando lenktyniauti. Jodame. Civiliai. Dviratista. Šalta. Kai vėjas pučia dideliai. Sopotas čia šiandien jį pasieksiu, bet aš ilgais neužsibūsiu jame. Už tai, kad Giedrius atplaukė į Gdanską kažkur 5 gal kokią valandą. O aš turiu būti irgi kažkur mes sustarę susitikti. Tai paminsim tą biškį. Viskas 1 diena plius turim, bet nenorim. Jau geriau 1 plius negu 1 minus. Jam, man tai gerai ir taip. Ką, laukiam dviratukų. Dviratukas parvažiuoja Giedriaus. Štai kiek čia dviratistų yra. Mano tai pačiam gale numestas. Jau, hello. Molu važiuojam. Jūra, paplūdimys, laivai. Nusipirksim magnetuką ir judėsim kažkur į centrą. Čia gal nepirksim, nes čia jaučiu brangiau, gal kažkur kitur pigiau bus. Esam Hele, jau su dviratukais atvažiavę, pačiam senamiestį, užlipdėme lipdukus Egidijaus, o ten mūsų kelionė su Giedriu Dzūkas Mina ir Zizėnai Helas. Tikslas pasiektas, 2 metai iš eilės. Ir aš judėsiu su dviračiu, o Giedrius juda jau savo takais. Viso, Giedriau, susitiksim vakare. Ką, aš judu, kaip Kevinas Durantas, tiesiai iš Helo į Gdanską. Gali važiavimo būti mažiau biškį video, arba nebus visai, nes kadangi aš toks filmatorius, tai kad pamiršau nufilmuoti jūrą, taigi aš. Esu prie jūros ir pamiršau jūrą nufilmuoti. O tai dviratistas, turistas. Va, filmuoju nuo dviračio šį kartą. Pažiūrėkit. Visai neblogai. Reikia nusiimti. Įrodyti, kad aš prie jūros. Jūra, paplūdimys. Helo. Ką, varau, žiūrau žemėlapį, čiuk ir šutinu.
Oho, kiek daug. Neatsimenu, kaip čia jie vadinasi, užkrito dabar. Kaip čia jie vadinasi, bet jėgos atvarai gal. Jų čia begalė dar kitoj pusė. O aš varau 21 km į Mintas. Nesvarbu, žemėlapis, svarbu. Žiūrėkit, kokis kaip minus. Aha, važiuoju toliau. Bet čia, wow, kiek čia jų yra. Norėčiau pabandyti, bet tik pabandyti. Gal kada nors. Važiuoju. Kaip ir kiekvieną dieną tradiciškai dzūkelis bandys skristi ant Hanso. Lėksiu autostradą, lėksiu aš kaip vėjas, gyvenimas gražus, todėl aš girdėjęs, patinka man Gera. važiuoti. Skrendam, tai vėjas. Pirmą kartą esu prie laivų doko tokio arti privažiavęs su dvirku. Bamas. O čia. Štai kur eina Temu ir AliExpress prekės. Gerai, šutinu toliau aš. Daliko kilometrukų. Va kiek įminės, nežinau ar matosi, nesimato. Šutinu toliau. Miestelis Gdynė. Koks čia miestelis, visas miestas. Orai. Šis vyrukas prieki manęs man padeda važiuoti į Gdansko. Labai gerą tempą laiko. Rapa. Man atrodo vardas Rapa. O, liuks. Hup, hup. Važiuom paplūdimiu. Prie pat. Labai gražus. Kaliukai, bum, bum. Ir gerai padaryti, kad nelėktų žmonės, kaip aš išprotėjęs lėkiu. Esam Sopote. Ir važiuojam dabar dviračių taku, šeštadienis yra, tai daug žmonių. Ja. Štai kokie rūmai, didžiuliai. Vietuši. Jau kolega pabėgo. Aš pafilmuosiu biškį. Nežinau, ar girdisi ar ne, bet daug žmonių visko yra. Wow. Kas visus valgo, viską. Wow. Labai geras kelias. Nuo Sopoto, nuo Gdynės galima sakyti. Superinis kelias. Ir taip, nuo Helo geras kelias. Minasi lengvai, viskas gerai, nuotaika gera, viskas gerai, veda mane labai. Tempą palaiko 26, superinis tempas. Geras. Saulė šviečia, niekas nemato. Balbatuoju ir viskas daugiau. Nu nieko, varom. Ir čia gal padaryti realiai. Uiii. O, aš jau Gdanske. Va, iš čia kažkur pajudėjau. O su tuo draugu, ką nepamenu jo vardo, davė man jis proteininį batonėlį ir bananą. Dabar vyksim, žiūrim kaip leidžiasi tiltas. Nes laiveliai važiuoja. Važiuoja, aš visada važiuoju plaukia. O, koks mielas šuniukas.
Ledus valgo. Kaip šansas. Ką aš einu pavalgysiu bananą, šitą nestirpsta labai stipriai. Ir laukiam, po kol tiltas nusleis ir pereisim į kitą pusę. Įveikėm 100 kilometrų. Greitai. Labai greitai. 12:37 pradėjau, o dabar net pasižiūrėjau tiksliai. O dabar kiek yra? 17-14. Normaliai. Bet jaučiasi, kad spaudžiau. Labai. Tai... Nedaug dabar ir liko. Pavažiuosim biškį visi. Gerai, laukiam, kol tiltas nusileis. Jackas Sparrow. Lenkiškas variantas. Šiandien daina viena baigta. Viskas. Dar kažkur nuvažiuosim, eisim į Donerį kebabą. Paskui kažkur ieškosimės vietos pamiegot. Visą laiką reikia rasti kažkur pamiegot. Nežinau, aš tai bile kur nukuris. Įvažiavęs tiek esu. Nusipirkau duonos. Nusipirkau konservą rydienai, kadangi nedirba. Rytoj parduotuvės 2 net konservus. Tiek. Viskas. Bam.